Sveiki visi, prieš video norėčiau šiek tiek pasisakyti. Tai mano pirmas tokio pobūdžio video, jau senai norėjau kažką tokio pabandyti, bet vis nerasdavau tam laiko. Tai visi patarimai video yra mano pačio patirtis ir negarantuoju, kad tai patys geriausi sprendimai, bet jie man veikia. Iškart norėčiau atsiprašyti už gan prastą vaizdo bei garso kokybę, kamera aišku nėra nauja, mikrofono kol kas neturiu, tai tiesiog kaip pasibandymas, ar išvis kažkas žiūrėtų tokius video ir ar jie yra prasmingi. Pirmas blynas iš mano pusės, tad jei turite kokių pastabų ar ką galėčiau daryti kitaip, parašykit komentaruose. Sistemėlė iš tikrųjų labai paprasta. Turime tokį karabiną. Čia ant galo galima prisiekti šėryklėlę. Galima ir svorį iš tikrųjų, jeigu kažkas nemėgsta šėryklėlės. Tiesiog prakišam, pratraukiam ir čia darom kasytę. Tiesiog susukam valą. Maždaug 5-7 cm. Na, iš akies. Ir ant galo padarom kilputę. Prakišam pro tą kilputę 2 kartus. Užtraukiam. Gaunasi tokia. Gal čia nepilnai gavosi. Ant greičio gan dariau, bet mano nuomonė įtakos čia neturėtų labai padaryti. Toliau įmam tiesiog šitą galą ir jį taipogi perlenkiam pusę. Padarom štai tokį. Kažkas kaip. Opa yra. Kažką turiu. Kažkas labai. Sėdi ant dugno. Kas čia bus? Opa, opa. Jis yra gan neblogas, sakyčiau. Reikia kažkaip gražiai atkabinti. Štai toks va šapalas. Iš tikrųjų galima pamatuoti, kiek centimetrų. Tai jau aš miške apsitvarkysiu.
nuo burnos iki uodegos. Na, 45 kažkur. Žvejojant šapalus, tai pasistatau vieną koliuką pačiame priekyje ir vieną gale, tam, kad kimbant šapalas yra tekę, kad netgi meškerę įtinti vandenį, tai šitas koliukas padeda meškeriai neiškristi iš savo laikiklio. Iš tikrųjų yra kitokių, būna įsmeigiami į žemę ir įsistato galas koto, bet neturiu tokio nusipirkęs. Ir šitas man puikiai veikia. Jeigu tęsiam toliau, tai darom kilputę ir tą patį valą prakišam 2 kartus. Vienas, 2. Ištraukiam. Ir gaunate, nežinau kaip čia parodyt, gaunasi eina pagrindinis valas, tada eina iki apačiai karabiną ir viršui lieka kilputė. Pro šią kilputę mes ryšim pagrindinį valą ir kabliuką apačioje. Tai tą gabaliuką likusi galima nusipjaut. Pavadėliui gal atrodytų keista, bet naudoju, net nežinau, iš tikrųjų pirktas, turbūt neslėpsiu, realiai Norfui Mono X monofilamentinis valas. Čia kažkada vyniojau ant feederio kito, kaip pagrindinį valą, liko, radau, bandžiau gauti su 0,16 pavadėliu, bet iš tikrųjų šapalas, kai užkimba, tai ta prasme jis iškart ieško, kur įlysti, šakos, akmenys, šaknis, bet kas žolės. Aišku, šiuo metu žolių nėra, bet jis ieško, kur apsisukti ir bent jau vakar žuklėje tai praradau 2 šapalus, nes tiesiog negali rizikuoti stipriai traukdamas, o jeigu trauksit, plyš pavadėlis, jeigu leisi, tai visada įlenda kažkur. Tai iš tikrųjų rišu 0,30 valą, galima būtų aišku 0,25, bet tokio neturėjau šiuo metu, tai rišiu būtent tokį. Ir gal atrodo, kad su plonesniu pavadėliu yra didesnis šansas kažką pagauti, bet mano nuomonė šapalas galbūt kažkiek atsižvelgia į tą pavadėlio storumą, bet srovėje gal netiek matosi tas pavadėlis. Nesu kažkoks profesionalas, negaliu čia labai patarinėti, bet tiesiog sakau, va, ką tik matėt, kaip ištraukiau, manau, kilogramo, gal šiek tiek daugiau, nenoriu iš akies matuoti, bet šapalą ir pavadėlis buvo 0,30, tai iš tikrųjų 10 minučių žvejybos pašėrus 2 saujom kukurūzų ir gaudant ant batono, tai manau, rezultatai kalba už save. Vakar taip pat pavyko 2 šapalus pagauti, galėsiu pridėti nuotrauką. Vienas sukybo, abu iš tikrųjų sukybo ant batono. Dar 2 nutraukiau, kurie buvo ant 0,16 pavadėlio. Vienas tiesiog bekertant jau nuplyšo. O kitas įkranta į kažkokią šaknį, ar tai kažką kibimas. Sistemėlė būtų tokia, tai pagrindinis valas, kasytė, pereina į širklėlę. Tai čia surištas kilpelė padaryta, per tą kilpelę rišasi pavadėlis, šiaip rišu iki metro. Bet šį kartą pamandžiau biškį ilgesnę, norėjau pažiūrėti, kaip tai įtakotų, jau ką pasitrumpinsiu rangalą, 6 numerio kauliukas. Ir pavadėlis 0,30, neklystu, sakiau, jo, 0,30. Tai va, žiūrėsim, kokie rezultatai.
Dedu didelį gabalą batono. Dėl to, nes šapalo burna didžiulė. Na, aš manau vis tiek tokį gabalą jam lengviau pamatyti. Iš tikrųjų, turbūt nėra to, ko jis nepaimtų. Tai toks gabalas, manau, puikiai tinka jam. Na, aš ir pats gaudau tokiais. Žinoma, būna kartais nesirealizuoja kibimai, kimba ir niekaip nepaima, tai tada pabandau mažesnį gabariuką, būna suveikia. Pašeriu batonų šapalą, šapalų jokio pašaro tikrai nereikia. Galima šerti, iš tikrųjų galima šerti batonų žirniais virtais, geriausia neskaldytais. Labai gerai rieda per dugną. Galima paprastais žirneliais, žaliaisiais, kukurūzais. Aišku, geriausia batonų, bet būtina jį sušlapinti gerai, kad jis skęstų, neplauktų paviršių. Ir šitie patys galai nelabai nori skęsti. Galima su jais mes, bet aišku, be jų geriau. Metam netiesiai žvejybos vietą, bet priešais ją, kad batonas daplauktų iki ten po vandeniu. Ir būtent šioje vietoje kamera su likusiu 20% baterijos sugalvoja nebeįsijungti, o grįžus namo pamačiau, kad antro kibimo neužfiksavau. Gavau gerą pamoką, kad reikia turėti pakrovėją žvejybos vietoje, o čia pridėsiu antrą pagautą šapalą ir realiai jis buvo identiškas pirmam. Pirmasis buvo 47 cm, o antrasis 45 cm. Ir abu yra pagauti per šią žūklę. Ačiū, kad žiūrėjote, jei patiko paspauskite patinka ir prenumeruoti mygtukus, o kitas video visai neužilgo.